Pats pirmasis judesys buvo šitoje įžanginiai treniruotei, tai puskablis. Mano dažnai labai naudojamas buvo mano karjeros metu. Ir patys pirmieji metimai tiek į kairę, tiek į dešinę buvo puskabliai. Dažniausiai prieš aukštus žaidėjus, nes būdavo sunkiau jiem blokuoti. Praktiškai neįmanoma puskablį arba kablį. Buvo pavyzdžiai kaip Peinikis, Sabonis, Chamberlainas. Visi jie mesdavo puskablį ir jeigu aukštas žmogus meta, kitam aukštam, kad ir aukštesniam žmogui yra labai sunku apsiginti. Puskablį metama nuo dviejų kojų. Kablys yra metamas nuo vienos, o mano dažniau naudojama buvo strategija tokia prieš aukštus žmonės, kaip minėjau, dviem kojom atsispiriant puskablį metant. Štai pirmasis mano judesys mokamasis, kad prieš priimant kamuolį labai svarbu irgi judesiu parodyti, kas tai užtvara į kitą pusę, kad lengviau būtų priimti tą kamuolį. Ir štai matom dabar daro, bando daryti studentai tą patį. Jeigu užstoja gynėjas dešinę pusę, sukamas į kairę ir reaguojama į gynėjo stovėseną, gynėjo gynybą. Judesys yra skirtumas į tris dalis, tai be gynybos, su pasyvia gynyba ir su rimta gynyba. Matome, yra dabar su pasyvia gynyba, kad jaustų kontaktą žmogus, naudojame tam tikrą minkštą atmušėją, kad jisai būtų maždaug kaip per varžybas. Priimant kamuolį, kojas turi būti kiek sulenktos, kad jaustum, kad jeigu stovėsi stačiom kojom, kad tave nenustumtų. Tai jos turi būti sulenktos ir truputėlį palinkęs. Jeigu veržiesi į kairę pusę, tai daugiau atramynė kairę koją. Jeigu dešinė, daugiau dešinė. Bet kamuolį geriausia priimti ant abiejų kojų, kad reaguotum, kaip minėjau, į gynybą ir galėtum veržti tiek į kairę, tiek į dešinę pusę. Buvo jo, tas man puskablis labai padėjo, ypač Amerikai nuvažiavus čia Europai, tai gal ir taip įmesdavau, kadangi turėjau didelį šuolį ir šiaip pramesdavau, šokdavau kitus žmonės, bet išvažiavus už Atlanto, ten visai kiti greičiai, kiti fiziniai duomenys pažaidėjus, aukštesni, greitesni, šoklesni ir būdavo labai sunku pro juos taip paprastai atisukus pramesti. Tai labai pagelbėjo šitas puskablis, nes atsitvėrus žmogų savo kūnu, metant tokį metimą yra praktiškai neįmanoma jį nustoguoti.